Šiandien norim pratęsti mūsų pamokslo seriją Užimt pažadėtąją žemę. Ir šiandien bus antra įžangos dalis. Nes praeitą savaitę buvo pirma įžangos dalis, šiandien bus antra. Ir kitą savaitę pradėsim iš tikrųjų su tema, ką tai reiškia praktiškai. Apskritai, manyčiau, kiekvienas žmogus, mes visi gyvenam pagal etapus. Ar ne? Būna toks laikas, kad žmogus gimęs, kūdikis, vaikas, paauglys, jaunimas, suaugusis, tokia kaip aš, tada senelis ir tada kitas žmogus gimsta ir taip, ir taip, ir taip. Taip toliau. Ir manyčiau, tai irgi yra mūsų dvasiniam gyvenime tas pats. Tas pats. Ir iš tikrųjų, Senajam testamente galim pamatyti, galim suprast, galim žiūrėti įvairius etapus dvasiniam gyvenime. Labai įdomu, aš praeitą savaitę pradėjau kalbėti apie tuos 3 etapus. Praeitą savaitę kalbėjau apie pirmą etapą, šiandien noriu daugiau kreiptis mūsų dėmesį į antrą ir kitą savaitę pradėsim iš tikrųjų su savo tema – užimti pažadėtąją žemę. Pirmas etapas – vergystė. Kodėl taip sugalvojau? Ne aš tai sugalvojau, Dievas tai sugalvojo. Pirmas. Ir antras, mes galim per Izraelio tautos istoriją daug išmokti. Praeitą savaitę kalbėjau apie vergystę. Ir ten mes visi pradedam. Mūsų kiekvieno žmogaus pirmas etapas yra vergystės etapas. Gal jūs klausot, keistokas, kodėl vergystės? Aš esu laisvas, mes gyvenam Lietuvoj, viskas tvarko. Ne. Taip, mes gyvenam Lietuvoj ir esam laisvi iš vienos pusės. Dvasiškai žiūrint, kiekvienas žmogus pradeda su to etapu, vergystės etapu. Ir noriu perskaityti, ką Jėzus apie tai sako. Jono Evangelijoje 8 skyriuje jisai sakė, iš tiesų, sakiau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Kietas žodis. Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, kai mes netaip veikiam, kai mes netaip kalbam, kaip turim kalbėti, netgi, žmonės, jeigu mes netaip mąstom, kaip turim galvoti, tai Dievo akise yra nuodėmė. Ir Jėzus kaip gydytojas, kaip analitikas, jisai žiūri į tą faktą ir sakė, kiekvienas, kuris daro nuodėmę, yra nuodėmų vergas. Nuodėmės vergas. Kodėl esam vergai? Nes, kaip Paulius parašė savo laiške Romiečiams, 7 skyriui, jisai parašė, mes norim daryti gerą, bet ką darom? Kaip visada. Mes norim daryti kažką gerą daryti, bet darom blogą. Mes kovojam, mes norim ir kovojam, bet vis tiek galutinis rezultatas yra tas blogas. Ir gal išoriškai atrodo visiškai kitaip, nes mūsų veiksmai gali būti ir geri. Bet nepamirškit, Dievas žiūri irgi į mūsų širdį, į mūsų motivaciją, kodėl darom, ką darom.
I dēļ to esam tam pirmam etape, kiekvienas iš gimimo vergystės. Ir Izraelio tauta irgi tai patyrė. Jie prieš 3,5 tūkstančių metų, jau daug laiko atgal, jie buvo Egipte. Ne atostogaut, kaip praeitą kartą sakiau, bet jie buvo vergai. Jiems reikėjo atlikti faraono darbus. Už gerą atlyginimą? Ne. Už gerą aplinką, kad jie galėtų gyventi gražiai ir tobuliai? Ne. Tik, kad jie gali išgyventi. Ir tuo metu jie gyveno 430 metų vergystėje. Daug laiko. Ir aišku, per šitą laikotarpį žmonės pradeda ne tik suprast, kad jis yra vergystėj, bet jisai irgi, kiekvienas irgi pradeda mąstyti kaip vergas, pradeda elgtis kaip vergas, pradeda veikti kaip vergas, meluoti taip toliau. Svarbiausia, kad jam nebūtų dar daugiau naštos, daugiau sunkumų. Ir tada mes skaitom, kad vieną dieną Dievas pašaukė vieną vyrą, Mozę. Pašaukė jį, kad jis išvestų savo tautą iš Egipto krašto, iš vergystės. Ir pradžioj mes galim galvoti, pagaliau tas žmogus, kuris išves mus iš vergystės, jis pagaliau yra ir Dievas patvirtino jį. Bet įdomu, labai įdomu, kad tuo metu atsirado daugiau sunkumų Izraelio tautoje. Abejonių, dvejonių, baimės ir visa kita. Bet vis tiek, tada Mozė išvedė Izraelio tautą iš Egipto krašto. Mes tai, kas skaito Senąjį testamentą arba apskritai Bibliją, tas žino. Ir labai įdomu, kad yra paralelis tarp mūsų šiandien ir tuo metu Izraelio tauta. Kodėl? Koks yra tas panašumas? Nes Mozė, jisai sakė, kas nori eit su manim per jūrą į laisvę, tas gali eit. Kas nenori eit, nereikia eit. Jisai neprivertė, nespaudė žmonės. Ir tas pats su mūsų dvasišku etapu, vergystės etapas. Dievas nepriverčia mus išeit iš tos vergystės krašto, dvasinės. Jisai nepriverčia mus. Jisai tik pasiūlė ir sako, apsisprendimas galutinis yra ne mano, bet kiekvieno žmogaus. Kaip jisai tai pasiūlė per savo sūnų Jėzų Kristų, kuris mirė ant kryžiaus už tą, ką mes prisidirbom. Už tas pasekmes jis numirė. Ir jisai, kaip šiandien, kaip ir prieš 2000 metų sakė, galutinis sprendimas yra jūsų. Arba norit išeit iš vergystės krašto, arba norit pasilikti. Šiandien noriu kalbėti apie antrą etapą, apie dykumos etapą. Ir iš tikrųjų yra man dabar truputį sunkoka, nes noriu kalbėti apie 40 Izraelio tautos istorijos metų per maždaug 30 minučių.
sunkoka. Taip pat dar sunkiau, kad noriu kalbėti apie visą išėjimo knygą. Tai 40 skyrių ir aišku, kad dabar neskaitysiu kiekvieną eilutę. Bet bus maždaug tokia apžvalga, ką Izraelio tauta ten patyrė. Bet pradžioj noriu paklausti jūsų. Kas jums pirmiausiai šauna į galvą, kai girdite žodis dykuma? Kaktusai. Smėlis. Troškulis. Trūkumas valgyt. Karšta. Žinot, kas yra? Dykumoj. Diena, karšta, naktį. Labai šalta. Labai įdomu. Toliau. Kas dar šauna jūs į galvas? Dakaras, na? Kaip kitaip, ne? Kas dar? Papalau. Pavojingi gyvūnai? Taip. Ir tas pats vyksta irgi dvasiniam dykumos etape. Yra troškulys, yra karšta, naktį labai šalta, Dakaras, nežinau, alkis yra. Ir kaip mes, klausimas, kaip mes tada reaguojam. Kai mūsų aplinka yra tokia, nemaloni. Žiūrėsim, kaip Izraelio tauta į tai reagavo. Odeta, ar galėtum su mikrofonu perskaityti? Jinai perskaitys 3 situacijas Izraelio tautos istorijoje, dykumoj, ir bus labai įdomu. Mozė vedė Izraelį nuo Raudonosios jūros ir jie išėjo į Šūro dykumą. 3 dienas jie keliavo dykumą ir nerado vandens. Atėję į Marą, jie negalėjo gerti Maros vandens, nes jis buvo kartus. Todėl ta vieta vadinama Mara. Ta tauta pradėjo murmėti prieš Mozę sakydami: ką gersime? Ji šaukėsi viešpaties. Viešpats parodė jam medį, kurį įmetus į vandenį vanduo tapo saldus. Čia jis davė jiems įstatymą ir nuostatus, ir čia jis išbandė juos. Jis sakė: jei atidžiai klausysiesi viešpaties savo Dievo ir darysi, kas teisų jo akyse, kreipsi dėmesį jo įstatymus ir laikysiesi visų jo nuostatų, tai ant tavęs neužleisiu nei vienos iš tų nelaimių, kurias užleidau ant egiptiečių, nes aš esu viešpats tavo gydytojas. Jie atėjo į Elimą, kur buvo 12 vandens šaltinių ir 70 palmių. Ten pasistatė stovyklą. 2 mėnesio 15 dieną po to, kai jie paliko Egiptą, visi izraelitai išėjo iš Elimo ir atėjo į Sino dykumą, esančią tarp Elimo ir Sinajaus. Visa Izraelio vaikų tauta murmėjo prieš Mozę ir Aaroną dykumoje. Jie sakė: geriau mes būtume mirę nuo viešpaties rankos Egipto šalyje, kai sėdėjome prie mėsos puodų ir valgėme duonos sočiai. Jūs mus atidavėte į šią dykumą, kad numarintumėte visus badu. Tada viešpats tarė Mozei: aš jums duosiu duonos iš dangaus. Žmonės tai išeina ir te susirenka dienos davinį, kad išbandyčiau juos, ar jie laikysis mano įstatymo ar ne. Visi izraelitai keliavo toliau, iš Sino dykumos sustodami, kai viešpats įsakydavo. Jie pasistatė stovyklą Refidime. Čia jie nerado geriamo vandens ir priekaištavo Mozei sakydami: duok mums vandens atsigerti. Mozė jiems atsakė: ko burnojate prieš mane? Kodėl gundote viešpatį? Žmonės ištroškę vandens murmėjo prieš Mozę: kodėl mus išvedė iš Egipto, kad mūsų vaikus ir gyvulius numarintum troškuliu?
tris situacijos iš tikrųjų. Bet visos tris situacijos turi vieną dalyką bendrą. Pastebėjot ką? Ką jos turi bendrą, tos situacijos? Truputį garsiau. Ką jos situacijos turi? Ha? Nutrūkumas. Murmėjimas. Taip. Nepasitikėjimas. Trūkumas ir murmėjimas. Nežinau kaip jums, bet man atrodo Dievo knyga mums yra labai aktualus. Ką mes darom, jeigu mūsų aplinka ne tokia, kaip mes norėtum, kad būtų. Mes irgi dėjojam. Na, gal jūs ne, bet aš. Tada aš vienintelis atrodo. Dėjojam. Ir gal netgi apkaltinam kitus. Aišku, ne savęs, nes aš šventas, aš nieko net blogo nedarau. Ir mes irgi taip tą patį darom, kaip Izraelio tauta. Mes dėjojam ir kaltinam vienas kitą. Ir labai neigiamai elgiamės. Žiūrint į save, žiūrint į kitus, labiausiai žiūrint į Dievą. Ir klausau savęs, kodėl mes tai darom. Kodėl mes taip darom. Ir tada tai privertė mane vėl žiūrėti į Dievo žodį. Kas ten parašyta, kai Izraelio tauta pradėjo murmėti ir murmėti. Kas neturi Biblijos, ten yra lentynoje. Prašau, pasiimkit vieną. Ir mes matom iš tikrųjų tris dalykus, kodėl žmonės murmėja. Geidulys, netikėjimas ir nekantrumas. Noriu pradėti su pirmu. Skaičių knygoj 11 skyriui nuo 4 iki 6 eilutės. Noriu perskaityti. Kartu keliavo daug svetimšalių, kurie pasidavė geidulams. Su jais drauge verkė ir Izraelitų sakydami, kas duos mums mėsos. Atsimenam žuvis, kurias valgėm Egipte ir jos mums nieko nekainavo. Taip pat prisimenam agurkus, melonus, porus, svogūnus ir česnakus. Dabar mūsų sielos išseko, nes mūsų akis nieko kito nemato, tik tai maną. Dievas, jisai aprūpinė jo tauta su mana. Mes šiandien dar nežinom, mes vis dar nežinom, kas tai iš tikrųjų yra, bet šitą maną iš dangaus turėjo labai gerą poveikį. Sotina žmonės. Ir jie per 40 metų, tiek ilgai jie buvo dykumoj, jie kasdien valgydavo maną. Ir dėl to nenumirė. Ir labai įdomu, įsivaizduokit, kas yra jūsų, sakykime, mėgstamiausias patiekalas. Gerai, manyčiau, kiekvienas žino savo. Įsivaizduokit, tai valgyt kasdien savaitės laiko. Gerai. Mėnesio laiko. Metus laiko. 40 metų kasdien. Sumuštinis, cepelinai, šašlykai, nežinau ką. Man tai... Ir labai įdomu, kad Izraelio tauta
kad žmonės tai irgi patyrė. Sakė, ir jie pasakė, jau gana tam, man nebenoriu, man jau nebenoriu. Bet labai įdomu yra klausimas, toks klausimas. Ar jūs žinot, bent dauguma žinot, aš irgi labai mėgstu ne tik gražiai, ne tik daug, bet ir skaniai pavalgyti. Ar tai yra kalbam apie tai? Ne. Kalba eina apie tai, kad Izraelio tauta, kad Izraelitai nebuvo patenkinti, kad Dievas jiems davė. Tai buvo širdies problema, nuostata problema. Jie nebuvo patenkinti su tuo, ką Dievas jiems davė. Ir dėl to atsirado tokio pykčio jų širdyje prieš Dievą. Jie netgi norėjo nužudyti Mozę, Dievo tarną, dėl to. Jau rimtas dalykas. Geidulys. Antras dalykas – netikėjimas. 14 skyriui, 11 eilutė. Parašyta tokius žodžius. Viešpats tarė Mozei, ar dar ilgai šita tauta niekins mane? Kodėl jie netiki manimi, matydami visus stebuklus, kuriuos padarau jų akivaizdoje? Nepamirškit, šita situacija įvyko keletą savaičių po Dievo stebuklo. Jisai išvedė per Mozę Izraelio tautą per jūrą į kitą kraštą. Ir tai atsitiko tik keletą savaičių po to. Aš nemanau, kad Izraelitai tuo metu kažkaip netiki, kad Dievas yra. Nes jie patyrė jį, jo veiksmas. Patyrė. Bet jie labiau kreipėsi savo akis ne į Dievą, bet į kažką kitą. Ir tai tapo jiems Dievu. Tuo metu tai buvo, kaip ką tik perskaitėm, valgis. Jiems buvo valgis daug svarbiau už Dievą. Daug svarbesnis už Dievą. Trečia sąlyga, priežastis, nekantrumas. Jiems reikėjo, jie buvo čia ir norėjo turi eiti ten. Bet vietoj eiti šitų kelių, trumpiausių kelių, jie aplinkeliais ėjo. Kodėl? Tai klausimas. Jeigu aš manyčiau ir jūs, jeigu jūs būtumėt toj situacijoj, jūs tikriausiai bandytumėt kuo greičiau eiti į savo tikslą, ne? Taip. Bet Izraelio tauta, jiems reikėjo ten 40 metų ne tik gyvent, bet ir vaikščioti dykumoj. Klausimas, kodėl? Ir Dievas labai aiškiai pasakė, Dievas, aš nevesiu jūs tiesioginiu į tą žemę, kurią jums reikia gyventi, bet kadangi jūsų širdis dar nepasiruošusi ten būti, jums reikia prieš tai išmokti keletą pamokėlių. Ir viena iš tų pamokų buvo kantrybės. Kita buvo
pasitikėjimas juo. Skaitysiu dar vieną eilutę. 21 skyriui, 4-5 eilutė. Nuo Horo kalno jie ėjo keliu vedančių Raudonosios jūros link, kad aplenktų Edomo žemę. Kelionėje tauta nerimavo. Ji kalbėjo prieš Dievą ir Mozę. Kodėl mus išvedėt iš Egipto numirti dykumoj? Nėra duonos, nėra vandens, mums įkriso tas maistas. Jiems jau. Bet labai įdomu yra, kad jie patyrė, kaip Dievas aprūpina juos kasdien su vandeniu, su maistu. Bet sakė, mes negavom nieko, tik šitą maną, jie norim grįžti atgal. Jie nekantrai nelaukia. Tai kantrybės nebuvo jų stiprybė. Bet kita vertus, tas laikas dykumoj jiems buvo sunkoka. Ir manyčiau, ir mums yra labai sunku, kai mes einam per dykumoj. Ne mėnesio laiko, ne metus laiko. Ilgai. Ir mums ganėtinai sunku, no? Bet žinot ką? Ką Izraelio tauta patyrė tuo metu dykumoj su Dievu, mes galim ieškoti visai Biblijoj. Kad per tą 40 metų jie patyrė labai daug su Dievu. Ir tai mums atrodo kaip prieštaravimas. Kaip mums sunku, kaip mes galim patirti Dievą ypatingų būdų. Vėliau kalbėsiu apie tai. Bet kas buvo su Izraelio tauta tuo metu? Kai jie buvo dykumoj, Dievas jiems davė per Mozę 10 Dievo įsakymų. Gal mums tai šiandien, ir ką, bet žiūrėkit, į kiekvienas įstatymo pagrindas, demokratijos įstatymo pagrindas yra kažkaip susijęs su tuo 10 įsakymu. Nevok, nežudyk, gerbk savo tėvus. Daug dalykų, labai daug dalykų. Ką Dievas darė? Jisai suteikė Mozei ir tautai savo visus įstatymus. Tai buvo 613 įstatymų. Pavyzdžiui, ką daryti, jeigu žmogus netyčia nužudo kitą? Ką tada daryti? Ką daryti, jeigu žmogus kažką pavogė? Kaip tai vėl atlyginti, arba kaip tai vėl sutvarkyti šitą situaciją? Ir ten viskas parašyta įstatymuose. Labai įdomu. Toliau. Dievas liepė Mozę statyti susitikimo palapinę. Kas skaito Senąjį testamentą, tas žino, tai yra ypatinga vieta, tokia didelė palapinė. Ir žmonės, kunigai galėjo eiti į tą palapinę ir tik vienas žmogus, vieną kartą per metus gali eiti į švenčiausią. Ir ten susitikti su Dievu. Dykumoj, kai mums sunku, kai karštis, kaip algis, kaip troškulys, kaip vidinis problemos, kai liūdesys širdį. Dievas nori, kad mes susitiktumėm su juo.
labai įdomu. Toliau. Dievas 40 metų dykumoje aprūpina savo žmonės. Aprūpina su vandeniu, su maistu. Ir kas man labai paliečia, matoma Dievo buvimo išreiškia. Dievas pats pasireiškia savo tautai dienos metu debesies stulpu, nakties metu ugnies stulpu. Ir klausau savęs, kodėl tai darau vakar naktį apie 1:30 ryte. Kodėl Dievas apsireiškia save būtent taip. Dienos metu debesies stulpu, nakties metu ugnies stulpu. Gal žinot kodėl? Vienintelis paaiškinimas man dienos metu buvo dykumoj šalta karšta. Karšta, saulė šviet. Suteikia jiems šešėlį, kad nebūtų taip karšta. Naktį, wow, kasdien. Ir tai ne tik kažkokia istorija, romanas, legenda, tiesa. Tai tiesa. Tai reiškia, nors dykumoj būti nemalonu, daug problemų, visa kita, daug skausmų. Kita vertus yra galimybė susipažinti su Dievu dar labiau. Pažinti jį dar labiau. Ir tai veda galų gale į tą klausimą, ką mes darom, kai mes esam dykumoje. Ar mes skundžiamės? Ar mes pasitikim Dievu? Ir tai žmonės, tai yra valios apsisprendimas. Tai nepriklauso nuo savo jausmų, nuo mano, nuo kitų žmonių, ne nuo aplinkos, tai mūsų apsisprendimas. Kur link eisim, kur link norim eiti dykumos metu. Bet kaip suprast, kur dabar aš link einu. Ir manyčiau labai paprasta. Suprast, ar esu toj pusė, ar kitoj pusė. Žiūrėkit į savo iššūkius. Kokia yra jūsų pirmiausia reakcija? Tai jums duoda suprast, kokioj pusėj jūs esat. Gal dar įdomiau būtų, ką man daryt, kad eičiau nuo šitos būsenos į kitą. Ir yra tokia istorija. Man šita istorija labai patinka, nes iliustruoja labai svarbu principą. Ir ta iliustracija yra apie du šunukus. Yra juodas šunukas, yra baltas šunukas. Tie šunukai gyvena mumyse. Gerai? Juodas šunukas simbolizuoja gerą, ne blogą. Baltas gerą. Jie nuolat kovoja mumyse. Klausimas. Koks šunukas laimės? Kurie labiau pašėsa.
tas principas galioja irgi mūsų dvasiškam gyvenime, kelionė. Kuo daugiau mes praleisim laiką, savo laiką, šitą ar kitą pusę, tas laimės. Mes nesam savo aplinkos aukų. Ne. Niekas negali sakyti, aš esu savo aplinkos auka. Tai per paprasta. Nes mes turim tą apsisprendimą, kuo mes norim maitinti save. Kairė pusė ar pasitikėti Dievu? Dešinė pusė. Noriu jūs paraginti, jeigu esate dabar tokioj situacijoje, dykumoj, dvasiškoj dykumoj, neapkaltinkit kitus, neapkaltinkit save, nepradėkit murmėti, dejot ir visa kita, bet nepamirškit, yra kitas kelias. Eit pas Dievą, paprašyti jo pagalbos, pasikliaut jo. Noriu pabaigoj pasimelsti. Viešpatie, noriu tau dėkoti už tavo žodį, noriu tau dėkoti, kad tu turi planą mums netgi dykumos metu. Kai mums sunku, kai mes norim iš visko pabėgti, kai mes norim nuleisti rankas, bet tu esi čia. Ir tu nori iš tikrųjų ypatingai tuo metu su mumis kalbėti. Pamokyt, mylėti. Ir viešpatie, aš noriu paprašyti, kad tu padėtum kiekvienam iš mūsų pasirinkti tavo būdą, tavo kelią. Kad mes vėl grąžintum prie savo seno elgesio, reakcijas, dejot, murmėt, bet vietoj to, kad mes eitum pas tave, pažintum tave dar labiau ir giliau. Ir netgi dykumos metu, kad galim džiaugtis tavyje. Tai prašau Jėzaus Kristaus vardu. Amen.